Olio pasakos. Olis mokosi mylėti. Vėsus rudens rytas, už lango krenta dideli lietaus lašai ir atsitrenkę į medžių lapus nuteka prieš pasiekdami žemę. Oras atšalo jau prieš kokią savaitę. Kasdien lyja, kasdien pučia vėjas, kasdien reikia žaisti namuose. Ir visoje šioje niūrioje aplinkoje Olio viduje kirba keistas jausmas. Atrodo, lyg viduryje krūtinės atsivėrė didelė kiaurymė, lyg visi drugeliai išskrido į slėptuves, lyg visi ledai pasaulyje jau buvo suvalgyti, lyg saulė pamiršo, kad reikia išlysti, pasirodyti kitiems, lyg visi pasaulyje pamiršo apie Olį. Olis ilgai galvojo, kas čia per jausmas, kas čia jį kankina, ir šiandien suprato, kad jis jaučiasi nemylimas. Nuo tada, kai pradėjo lyti lietus ir į lauką gali išeiti nebent apsivilkęs paltą, joks Olio draugas neužsuka pas jį, kad su juo pažaisti. Kai tik prasidėjo žvarba, niekas nebesisupa ant supynių ir nebečiuožinėja ant čiuožyklos žaidimų aikštelėje. Niekas net prie jūros nebešokinėja per bangas, nors tai ir neapsakomai linksma. Galų gale niekas nepastuksena į duris ir niekas nenori su juo išbėgti į smėlio dėžę. Olis pradeda galvoti, kad visi jo draugai jo visiškai nebemyli. Ir taip sėdi Olis šį vėsų rudens rytą ir jaučiasi nemylimas. Bet jaustis nemylimam labai nelinksma. Oliui reikia kažką daryti. Jeigu draugai neateina jam parodyti meilės ir pakviesti pažaisti, tai gal Oliui reikia nubėgti pas draugus ir jiems tai pasakyti. Štai ir planas. Koks genialus planas, kaip anksčiau jo nesugalvojo. Olis taip ir padarys. Olis pribėga prie lauko durų, nuo kabyklos išgriebia šaliką, apsivynioja jį aplink kaklą, tuo pačiu griebia didįjį raudoną lietpaltį, juo apsigaubia save, jog apsisaugoti nuo visų lietaus lašų, ir galiausiai iš kišenės ištraukia minkštas geltonas pirštines, kurių gali prireikti. Olis pasiruošęs. Jis išbėga pro duris ir sustingsta. Pas kurį draugą keliauti pirmą? Gatvėje stovi eilės namų. Už kiekvienų durų gyvena po vieną draugą. Ar bėgti į namą priešais, o gal į namą gatvės gale prie žibinto? Ne. Olis pradės nuo geltonojo namo ant kalvos. Jis keliaus pas Lėją. Pribėgęs prie Lėjos namo, Olis pastuksena į duris. Praeina minutė, niekas neatidaro. Gal Lėjos nėra namie? Pastuksena dar kartelį ir visa užsimiegojusi duris atidaro Lėja. Labas, Oli, kas nutiko? Dar tik ankstyvas rytas, kodėl tu jau lauke? Jį klausimais apipila Lėja. Oi, visai apie tai nepagalvojau, Lėja, tiesiog jaučiausi labai nemylimas, tai nusprendžiau aplankyti savo brangią draugę tave. Nemylimas? Kodėl tu jautiesi nemylimas? Lėja tikrai atrodo išsigandusi. Niekas neateina su manimi pažaisti, atsako Olis. Aš žinau, kas tau padės, apsidžiaugia Lėja. Aš visada jaučiuosi mylima, kai aplinkiniai man sako gražius ir palaikančius žodžius. Tada jaučiuosi stipresnė ir apkabinta jų žodžiais. Gal ir tau tai padėtų? Olis jaučiasi neužtikrintai, bet taria. Žinoma, pabandykime, neturime ką prarasti. Oli, pradeda Lėja, tu esi pats geriausias ir linksmiausias draugas, kurį turiu. Jei man būna liūdna diena, žinau, kad tu mane tikrai pralinksminsi. Tu moki būti nuostabiu draugu. Įsivyrauja tyla. Lėja žvelgia į Olį su viltimis akyse. Man labai malonu tai girdėti, Lėja. Tu tikrai sušildai mane šiais žodžiais,
bet vis dar nesijaučiu mylimas. Gal galėtų padėti Tutis? Jis duoda pačius šilčiausius apkabinimus. Puiki mintis, apsidžiaugia Olis. Ačiū Lėja už pagalbą, aš bėgu pas Tutį. Olis pribėga prie Tučio durų, už durų girdisi skambi muzika. Tutis tikrai nemiega, bet stuksenimo neišgirs, tai Olis paskambina durų skambučiu. Vos po sekundės durys atsiveria. Labas, Oli, ką tu čia veiki? Klausia Tutis su plačiausia šypsena nuo ausies iki ausies. Labas, Tuti, turiu problemą. Jaučiuosi nemylimas. Lėja bandė man padėti, sakydama palaikančius ir gražius žodžius, bet nepadėjo. Tad atėjau pas tave. Žodžiai ir mane padeda, pritarė Tutis, bet aš visada jaučiuosi geriau, kai būnu šiltai apkabintas. Ir Tutis griebia Olį į glėbį bei stipriai apkabina. Apkabinimas malonus, toks tikras, iš visos širdies, kokie apkabinimai ir turėtų būti. Bet kai Tutis paleidžia Olį, Olis nusivilia ir taria. Apkabinimas buvo puikus, bet aš vis dar jaučiuosi, lyg turėčiau kiaurymę viduje. Nutęsia Tutis, gal tau reikėtų bėgti pas Lokį? Tu visada atrodai laimingesnis, kai Lokis tau atneša kokią dovaną. Puikia mintis, aš tikrai mėgstu Lokio dovanas. Ačiū Tuti už apkabinimą. Ir Olis išbėga pas Lokį. Lietus pradeda smarkiau lyti, kai Olis pasiekia Lokio namus. Lokis yra geriausių lobių radėjas. Ir jo namuose visuomet rasi pačių įdomiausių ir linksmiausių žaislų. Medinių lėktuvėlių, auksinių šokdynių ir spiruoklių, kurios pačios nulipa laiptais. Galbūt tai Olį pradžiugins. Olis pabarbena į duris. Labas, Oli, ką tu čia veiki? Duris atveria Lokis su dideliu žaliu žaisliniu traktorium rankoje. Labas, Loki. Turiu problemą, aš jaučiuosi nemylimas. Jau buvau nubėgęs pas Lėją, ji bandė padėti man, sakydama gražius palaikančius žodžius, bet jie nepadėjo. Tada buvau pas Tutį ir tikėjausi, kad jo nuostabus apkabinimai padės man, bet nepadėjo. Tad atbėgau čia, tu visada mane pradžiugini savo įdomiais turtais. Galvoju, gal tai padėtų. Olis net neįkvėpdamas išberia visą savo problemą Lokiui. Lokis pasikrapšto galvą ir tada nušvinta. Tai žinoma, imk šį traktorių, jis vienas linksmiausių žaislų, kuriuos dabar turiu. Ir Lokis atiduoda Oliui savo traktorių. Pirma, Olis išsišiepia laimingas, juk traktorius nuostabus. Bet tada, praėjus kelioms akimirkoms, šypsena subliūkšta. Ne, taria Olis, visgi mane džiugina ne traktoriai, o tai, kad gavęs iš tavęs turtą, galiu kartu su juo pažaisti. Nusivilia Lokis, šiandien aš labai užsiėmęs, atleisk, gal nubėk pas Mėtą, ji protingiausia iš mūsų visų, tikrai išspręs tavo problemą. Nudžiugęs pasiūlo Lokis. Kokia puikia mintis! Ačiū, Loki, apsidžiaugia Olis. Atiduoda Lokiui traktorių ir pasileidžia gatvėmis link Mėtos namų. Lauke tiesiog pliaupia lietus, vos galima matyti. Lietus toks stiprus, kad garsas jau lyg jūros ošimas. Galiausiai pribėga Mėtos namus ir greitai pastuksena į duris. Nieko nelaukdama, duris atveria Mėta ir įsitempia Olį į vidų. Ką tu čia darai, Oli? Juk lauke tiesiog pliaupia lietus, pasibaisėjus klausia Mėta. Aš turiu problemą, prisipažįsta Olis, jaučiuosi nemylimas. Jau buvau pas Lėją, ji bandė padėti man sakydama gražius ir palaikančius žodžius, bet tai nepadėjo. Tada buvau pas Tutį,
Jis davė man patį šilčiausią apkabinimą, bet ir jis nepadėjo. Tuomet nubėgau pas Lokį. Jis į rankas man įteikė patį gražiausią mano matytą žaislinį traktorių. Bet pats traktorius manęs nedžiugina, jei nėra su kuo juo žaisti. Tad atbėgau pas tave, tu protinga Mėta, gal tu žinosi, kas man gali padėti. Mėta išklauso Olio pasakojimo ir akimirkai susimąsto. Tada jos veidas nušvinta. Oli, kol galvosime, ką čia daryti, gal eime kartu pažaisti. Žinoma, tarė Olis, jei tik tau tai padės sugalvoti. Valandėlę Olis ir Mėta žaidžia kartu. Jie stato bokštus ir bėgioja po namus kaip lėktuvai, piešia ant didelių popieriaus lapų ir galiausiai žaidžia lenktynes. Po valandėlės jie prisėda ant grindų ir Mėta klausia. Na, Oli, kaip dabar jautiesi? Ar vis dar jautiesi nemylimas? Olis susimąsto ir jo akys išsipučia. Ne, kiaurymė mano viduje tiesiog pradingo. Kaip tai nutiko, Mėta? Mėta protingai linksi galvą ir taria. Matai, Oli, yra 5 meilės kalbos ir mes visi mylime skirtingai. Lėja jaučia meilę, kai jai sakomi gražūs palaikantys žodžiai. Tutis jaučia meilę, kai kažkas jį stipriai apkabina ar švelniai paglosto. Jam patinka prisilietimai. Lokis jaučia meilę, kai gauna dovanų traktorių arba draugai surengia jam staigmeną, nes jis jaučia, kad kitiems rūpi. Aš jaučiu meilę, kai kažkas man padeda sutvarkyti reikalus, išsiplauti namus ar išsprendžia mano kasdienę problemą, nes jaučiuosi ne viena. O tu, Oli, tu jauti meilę, kai kiti leidžia su tavimi laiką. Ne šiaip laiką, o kokybišką laiką kartu. Tada tu jautiesi mylimas. Visi mes mylime skirtingai. Olis klausosi ir linksi. Dabar jis suprato. Kad Mėta teisi. Ir jis jaučiasi mylimas, kai leidžia laiką su mylimais draugais. Tu esi visiškai teisi, Mėta, pratarė Olis. Žinojau, kad man padėsi. Tik keistas tas pasaulis. Tiek daug gyventojų ir tiek daug būdų jaustis mylimam. Dabar žinosiu, kaip tai padaryti. Taip ir baigėsi Olio diena. Jis sužinojo apie dar vieną išmintį, pamatė visus savo draugus ir vėl jaučiasi mylimas. Jam jau laikas eiti miegoti ir laukti kitos dienos su nauja išmintimi.